Na, o šitas specialus Oksanai Pikul. Aš nežinau, kur jūsų salonas, man atrodo, arba Kaune, arba Vilniuje. Bet mes vieną kartą susipažinome. Nežinau, ar jūs atsimenate, štai tai nuotrauka. Kempinski viešbutyje aš paprašiau su jumis nusifotografuoti. Graži nuotrauka gavosi. Aš turiu ir kitą versiją, ta prasme elektroninę. Jeigu norėsite, galėsiu paskui surasti ir atsiųsti, kažkada vėliau, nes bus dabar labai daug darbų. Taigi, kviečiu jūs ir greičiausiai jūs pažįstate dar daug visokiausių salonų savininkų. Tai pirmiausia, savo komandą, paskui, aišku, ten vyras, visi ten vyrukai su jų šeimomis ir taip toliau. Tada daug salonų savininkų. Ir jūs, wow, minimum, aš tikiu, kad jūs gyvenate nuostabų gyvenimą, turtingą ir tokį, kokį jūs norite, bet gali būti dar geriau. Ir visa šita, ką jūs sukaupsite, jūs paliksite ateinančioms kartoms. Kas nenori gyventi geresnėmis sąlygomis ir palikti didesnį palikimą ateinančioms kartoms. Tai bus tobula. Tai laukiu jūsų. Tai buvo toksai kaip ir ženklas, kad aš tapsiu tokia kaip Pikul, o Jevgenijus taps kaip Mamontovas, Andrius Mamontovas. Aš tą pačią dieną sutikau ir Andrių. Ir aš labai atsiprašau, jūs valgėte, aš priėjau ir paprašiau nusifotografuoti. Ir jūs nieko nepasakėte, taip padėjo visą maistą ir atsisėdo. Ir aš turiu tą nuotrauką, aš parodysiu. Jūs labai gilus, jūs labai tokia, gili labai siela, dvasingas žmogus. Tai kviečiu ir jūs žinote ir pažįstate labai daug muzikantų ir galbūt kitokių žmonių, draugų ratą, ir kai kviečiu pas mus. Taigi, lauksiu ir Oksanos Pikul, ir Andriaus Mamontovo su savo šutvėmis. Aš labai lietuviškai taip paprastai, žemaitiškai, specialiai tiesiog, kad būtų juokingiau ir linksmiau jums žiūrėti. Laukiu jūsų visų ir iki malonaus. Skambinkite šituo telefonu, užsiregistruokite, nusipirkite saviugdos ABC ir labai greitai visi kiti. Kam tai naudinga? Naudinga bus jūsų darbuotojams ir jums, nes darbo efektyvumas bus geresnis. Žmonės pradės tobulėti. Viskas gerės. Ir tai tiek, tikiuosi iki pasimatymo. Ir gražios palaimintos dienos. Su Dievu. Ir jums, ir Andriui. Iki.